Sveiki, kad žiūrit. Šiandieną pasidarysim tikriausiai patį greičiausią desertą istorijoje. Reikės, pasimsim persikų, abrikosų uogienės, rudą cukrų, cinemonai gvazdikėliai, kiaušinis, porą ovalių ir aišku sluoksnius dešros. Nu taip, mes viską pasiruošę. Čia turim gvazdikėlius. Susidėsim į rūstuotą. Biškai sugrūsim, daug nereikia mums. Paliksim. Dabar biškai rūgštelės abrikosų persiko uogienės. Na taip užteks. Dabar vėl užsibarstom cinemoną. Dabar susipjaustom tešlą į tokias juosteles. Nu va, tai dabar paprasčiausiai nu va, tokį turim. Dabar čia turim kiaušinio trynį. Ir dabar jau užbarstom rudą cukrų. Tai su mums tirptų orkaitėj. Duotų karamelinį skonį gerą. Nu, apie 5 minutės turėsim desertą. Dabar metam į orkaitę ant 180 laipsnių, kaip visą laiką, ant 20 minučių. Nu, turim išsikepę mūsų desertą. Koks fainas. Oi, koks fainas. Ir įsipilsim kavytės. Nu ką, visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.